Ne, mes vėl nuklysim to. Gerai. Tai nes Kazimieras atgrojo vargonais. Bažnyčia. Ir dambreliu. Esame grupė Shower. Kazimieras Krulkovskis, Simonas Krukonis ir Jonas Filmanavičius. Galite papasakot gal apie savo istoriją, visos grupės susikūrimą, kaip susibūrėt? Nu, mes visi buvom klaziokais. Mes esam visi iš Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos Vilniaus. Ten mes buvo toks ir Dravainis mūsų nėra, ketvirtadalio mūsų. Taip, mes čia 3 esam, čia 4. Vainis Andriūnas bosis, nes gitarą groja pas mus. Ir mes su juo dviese kažkaip nutarėm pagroti biškį. Kelpšoj dar būdami ten klasį, užsidarė. Gal ten buvo alkoholis, gal nebuvo, gerai neatsimenu. Ne, nebuvo. Nebuvo ten. Čia mokykla, eik, tu koks alkoholis mokykla. Jo, ten kažkaip, jau tiek metų praėjo. Tai esmė, kad mes ten grojom ir ten pradėjom dalinti savo visokiais kūriniais. Ir sakom, reikia kurt bendą, nes ten nieko neturi ką veikti, žinai. Ką ten dar daugiau veiksi konservatorijai. Mokintis. Tai nuėjom, ten sakom, reikia būgnų, nuėjom ten į foje. O foje toks buvo labai mistinis dalykas, nes visi tiesiog, arba, toks tiesiog, visi ten būna visada. Tai nesvarbu pamoka, ne pamoka. Ir tiesiog nuėjom į foje ir ten sėdi šitas. Ir šitas. Ir sakom, tai dar pagrojom kartu. Tai va taip susibūrėm. O kaip pats pavadinimas Shower kilo? Iš ko? Tai buvo ne Shower, buvo pačioj pradžioj. Ir čia tik neseniai pasikeitėm prieš Euroviziją. Tai buvo John Shower bandas. Tai buvo... Kaip ten buvo su to pavadinimu? Niekaip, tai šiaip įdomi, juokingai šiek tiek skamba gal tas pavadinimas, bet jis aišku fainas irgi yra. Buvo tokia tada, tipo idėja, kad jeigu mes įdėsim vardą Jonas, tai yra mūsų grupės būgnininkas Jonas, tai gal daugiau žmonių tiesiog apie mus sužinos, nes tuo metu ir aišku ir dabar Jonas žiauriai gerai groja būgnais. Tada savo metams jis buvo, Ta prasme, tuo metu jis buvo tokia biškai kaip wunderkindas tos džiazo scenos. Į tą pusę, jo. Toks jį kviesdavo ten pro visi muzikantai pagroti tiesiog. Jo, labai. Ir šiaip pačioj mokykloje tada Jonas toks kaip gravitacinis laukas, buvo labai daug žmonių aplink jį sukosi. Ir iki šiol iš tikrųjų sukasi, bet jis taip labai ramiai tą žiūri. Aš nieko nesureiškiu. Neforsuotai tas, tiesiog taip yra. Daug groja ir viskas. Jo, ir labai fainas žmogus yra Jonas, tai kažkaip norėjusi tą įdėt, tipo 17-18 metų, tai ten belia kokie pavadinimai į galvą šauna. Tai tada atrodė, kad tai yra išeitis ir gera idėja. Mes gal nelabai galvojom, kad nesireikšmėm to pavadinimo vien tik dėl to, kad čia buvo, mes varom į garažą, čia toks, nebuvo to, kad tipo, mes čia toliau grosim su juo. Čia buvo gal labiau, tiesiog nuvarom į garažą vieną kartą. Mes tam ir susibūrėm. Pavienis reikalas. Jo. Bet tada garaže gavosi gerai pagrot ir gavom... Aš geriausiai atsimenu, kad mes visai neblogai pagrojom garaže ir tada mes gavom kažkokį tipo koncerto pasiūlymą pagrot. Ir buvo momentas, kad mes garažai buvom tiesiog paruošę 2 kūrinius ir mes tik 2 kūrinius turėjom savo. Ir tada, kai reikėjo grot koncertą, buvo toks momentas, kur pala. Nes mes pradžiai sutikom, kad mes grosim ir tada, tai dabar reikia kūrinių, reikia kažką daryti. Ir tada pradėjom kurt, nes tiesiog iš poreikio, kad reikia koncertą kažkokį pagrot. Ir tas pavadinimas ir grupė taip, vystėsi. O pasikeitimas gavosi, man tai šiaip labai natūraliai į Shower tiesiog, nes, pavyzdžiui, aš ir savo garso įrašuose, kur mes ten repeticijas tipo įsirašinėjom ar kažkokius fainus dalykus. Vat dabar nesiniai atkapčiau, kad aš net 19, kur buvo pradžia grupės, 18-19 metais, irgi rašiau visada tiesiog Shower. Tai ir aplinkiniai draugai pažįstami vadindavo, kad Shower'e atvažiuoja ten, bus grupė Shower. Trumpino. Tai man atrodo, kad tas trumpinys labai gražiai prilipo ir šiaip, čia gal mano asmeninis momentas, man labai patinka dalykai, kurie natūraliai gyvenime įvyksta ir evoliucionuoja. Ir labai gražu, man atrodo, juos užfiksuoti ir turėti kaip tokius, nes juose yra daug tikrumo, juose yra daug to paties gyvenimo. Tai va tokia ta grupės susikūrimo. O tu nepyksti, kad mes tavo vardą išėjom? Ir kaip tu jau, bet ir nešnekėjom. Labai pykstu. Žiauriai pyksti, ne? O didžiavais tom, kad tavo vardas man? Ne, viskas gerai. Tada gal neatrodė, kad čia labai rimta grupė, man atrodo, pirmais keliais metais. Čia buvo toks tipo kaip grupė, bet gal
Nes Man vėlgi, išėjo viskas į gerą. Jo, bet išėjo viskas tikrai gero. vėlgi ten tipo džiazo pasaulyje, ten labai dažnai susibūrė tiesiog random muzikantai ir ten bus kvartet, kažkokie 2 žodžiai kvartet, arba ten trio, arba ten kvintet. Ir tai čia net vat Jonui, man atrodo, buvo labai įprasta, kad tipo, čia bet kokį pavadimą dėsim ir ten 2-3 koncertai ir paskui mirs. Užsilenks bandas. Tai toks buvo, nesreikšmam, vapšė dabar vadinam. Dabar jau gal biškai daugiau, nes tipo, čia prisimins mus kažkaip reikia. Šiaip jis gerai skamba. Šiaurė? Nu, fainai, man tai irgi sakau. Man gražiausia, kad čia iš gyvenimo atėjo. Man Šiaurė geriau negu grupė Šiaurė, tipo. Nu, va. Toks biškai yra. Ja, nu, nes priedo, nu, ir pavadinime, jeigu tu grupės pavadinimo yra žodis band, tai taip, nu, biškai gal kvailokai skamba. Nu, tipo, John Shower Band grupė, tai išvertus lietuvių kalbą. Apie tokį šiaip niekada dabar kalbame. Jono Dušo grupė. Nu, tipo, tai, nežinau, keistai. Tai vat, Viskas nice dabar. Visi tie, kurie pradėsit bandus, labai stipriai sureikšminkit pavadinimą ir galvokit tik apie kokią savaitę. Jo, Nes paskui visą gyvenimą bus. Žiauriai svarbu. Jo, čia pats svarbiausias. Pirmas dalykas tikrai, kad tai va tvirto pavadinimą. Kitaip negali būti muzikantas tu. Kokios nepagrindinės kokios kliūtis kilo pradėjus savo grupę? Su kokiamis kliūtimis susidūrė? Ginčai, man atrodo. Ne? Ne, nu Nesutarimai? pačioje pradžioje tai tiesiog surinkti visus, nes labai nelygiai visi to noro parodo arba tiesiog turi grot kartu. Nu, ta prasme, ypač jeigu visi muzikantai. Jeigu ten hebra susirinka po darbų, ten pagroti tiesiog pažemint ir taip kurt grupę, tai čia visiems biškai tas laisvalagis, taip kitoks požiūris biškai tą būna. Mes tuo metu tai vis tiek žiūrėjome tai kaip vienkartinį dalyką, tai tiesiog irgi reikalauti iš visų to pačio indėlio buvo sunku. Jo, čia gal tas momentas yra, čia yra gal šiek tiek kitaip negu kad kai būna kitos grupės susikuria, todėl kad muzikantų pasaulyje yra absoliučiai įprasta ten kažkokiam renginiui ar ten 1-2 kartam susiburti kažkokią grupę žmonių, tai dažnai net neturi pavadinimo, tiesiog arba, ir džiazo pasaulyje irgi, kadangi muzikantai moka grot, daug improvizuoja, daug ir prieš tai mokosi patys, tai yra įprasta susiburti kažkokias tokias grupės ir ten 1-2 kartą pagrot ir po to tiesiog negroja, nes yra kitų projektų ar dar kažkas. Tai šiuo atveju mums tai irgi tas grupės kūrimas tai yra šiek tiek kitaip negu ten, pavyzdžiui, kai muzika yra absoliučiai tik tavo hobis ir tu tada ir susirenki su žmonėm, kuriem tai tikriausiai yra irgi tik hobis ir tada yra kitokia darbo eiga ir kitaip vystosi. Yeah. Mums tai reikėjo gal, aš sakyčiau, šiek tiek gal daugiau pastangų, kad į tai įdėti daugiau ir darbo, nes mūsų visų kita veikla irgi susijusi su muzika. Man tai yra labai daug. Man kaip tik atrodo, kad tie žmonės, kurie žiūri į tą dalyką kaip į hobį, jie labiau linkę kurti tiesiog muziką. Mes tuo metu norėjom labai kažkokią sugalvoti formulę, pagal kurią mes dirbtume. Ir ten labai buvo labai sunku, labai lengva, tiksliau, labai norėjęs, kad mes turėtume, mes taip kuriam muziką, nes mes žinom, mes mokėmės ten konservatoriją, mums rodė, kad ten yra struktūros ir tu pagal tas struktūros kuri muziką. Tas yra pasiteisinę jau ten 200-300 metų iš klasikinės muzikos, tarkim, atėjo. Ir mes žiūrėjom, bent jau per repeticijas, mes labai bandėm produktyviai viską tiesiog atmesti visas emocijas ir čia muzika, kuriam tą dalyką. Ir gal tas pačioj pradžioj ir trukdė susitikti dažniau. Nebuvo tokia? Ne, žinau, ar atmesti emocijas, tu emocijų negali atmesti, kurdamas muziką. Man atrodo, tu nežinai? Ne, man atrodo, kad mes kaip tik bandėm kuo kažkokių įdomesnių sprendimų daryti muzikoje. Jo, bet žinodami tas formas muzikinės, kokios yra ir gali būti, kažką įdomiau gal galima padaryti. Ką aš noriu pasakyti, mes mažai mėgavomės, man atrodo. Pačioj pradžioj, mes mažai mėgavomės to, ką darom. Nu čia nusišnekė. Nebuvo tokio? Ne, man tai tikrai buvo smagu. Gerai. Man tai buvo, žiūrėk, man tai buvo etapais, ta prasme, pradžioj buvo daugiau, po to buvo mažiau, dabar kažkaip man vėl yra daugiau. Man buvo nesmagu, nes mes gavom tą pirmą koncą ir ten 5 gabalai, reikia išmokti 5 parašyti žodžius visų pirma visiems gabalam ir paskui išmokti juos atmintinai. Ir tada buvo toks Tai gal galit plačiau tada papasakoti apie savo tą pirmą koncertą renginį? Neatsimenu. Man atrodo, vasaros trasą. Drambliai? Ne, Drambliai buvo labai vėliau. Buvo garažas, tas pusfinalis, visiškai pirmas išlipimas ant scenos, tai mes ten darėm visokias nesąmonės. Gal Anykščiai to kažkada, ne?
Ne, man atrodo, Reikėtų kapstyti. pirmas koncertas po tamsos buvo, nes antras buvo finalas. Ta prasme, mes praėjom pusfinalį ir ėjom tiesiai į finalą, ten tai buvo tais metais. O po to mes varėm, atrodo, į vasaros terasą. Gal kažką... Nes dar- Mažieji atradimai. Gal kažkokie mažieji atradimai, jo, Taip, buvo jo, tokia atrodo. renginių serija, jo. Ten tiesiog Elnio rago. Taip, buvo, jo, Elnio rago miškas Aš ir mes. nebuvau tada. kažkaip atsirinko tiesiog iš kelių pusfinalių garažas grupės ir jie padarė bendrą koncertą visų tam vasaros terasų. Ir ten irgi, bet ten kokius 3-4 gabalus, man atrodo. Ar ten 15 minučių? Bet ne, daugiau, ten buvo, Ne. atsimeni, buvo Elnio rago miškas ir mes, Jo. turėjome koncertą. Tik dviesimas, ne? Jo, tai va ten ir reikėjo iki valandos tos programos, tai... va ten- Nereikėjo, valandos tikrai dar. Iki valandos. O mes pagrojom 20 Nu, minučių. ne, kokį kem. Kokį kem, tikrai. Kem minučių mes pagrojom. Jo. Pirmam koncerte? Jo. Tai tada aš Aš net neatsimenu. tas atlistą galėsiu rasti. Jo, tikrai. Jo. Tai ten buvo, gal coverinom kažką, galbūt džiazo standartą grojom, man atrodo. Nebuvo. Gal ir buvo, bet ir ten ir, nu, kūrinių irgi atsirado. Ne, tada čia buvo. Ne, tada čia buvo. Kūrinių atsirado, jo. Tai sunkus koncertas pirmas buvo, nes skrinai dėl to, kad... Nu, blemba, nereikia kurt grupių vienam koncertui, man atrodo. Nu, nes vis tiek kažkaip tu neišnaudosi to, nepasiruošęs tu neišnaudosi visos tos. Tarsi, tu nueini į garažą ir tu vis tiek gausi kažkokį atgarsį, kažkokį, nu, atpažins tave biškai, minimaliai, gal pakvies kažkur koncertuoti. Ir neverta eiti ten su 2 kūriniais į garažą, nes tu tiesiog neišnaudosi tų galimybių, tų progų visų. Aš sakyčiau, kad eiktų, bet tai, nu, vis verta, nu, nes, nu, žiūrėk, tai mes nuėjom su 2 kūriniais ir, nu, tai viskas gerai. Jo, bet mes pilnai neišnaudojom tų koncertų, man Tai atrodo. niekada visko pilnai neišnaudosi gyvenime. Verta eiti, jeigu yra noro, verta. Taigi motyvacija yra paskui. Tikrai verta. Dar daugiau. Gal verta. Tiesiog pasiruoškite tada, hebra, tie, kurie taip darysit, nes mes nepasimokėm iš karto, reikėjo, nieks nepasakėm to, kad tiesiog turėti didesnį repertuarą negu 2 gabalų. Būt parašius 3-4 kūrinius, netgi, tarkim, į garažą, jeigu mes būtume, nes mes kartojom tos pačius 2 kūrinius ir finale, kai varėm į garažą. Tai esmė, jeigu mes būtume turėję bent vieną kitą kūrinį, kurį būtume galėję pakeisti, būtų visų pirma mums labiau gal pasisekę finale, visų antra mes jau turėtume daugiau medžiagos koncertam visokiam. Tai tiesiog nu, tai mano Daugiau patarimas. vairovės ir tiek. Ne tai, kad įvairovės, bet mano patarimas tiesiog tu atrodysi rimčiau su daugiau kūrinių. Kai bus kažkoks jau iš kažko tu galėsi atsirinkti, kur jau galėsi pasirinkti, kad negrosim to kūrinio šitam koncertui, nes tarkim publika kitokia. Arba ten mes grosim kartu su kitu bendu tam koncertai ir ten gal panašus keli gabalai yra, tai gal mes kaip tik negrosim. Arba kaip tik grosim panašius kūrinius. Nu žinai, tokie dalykai, kur tu gali biškai prisiderinti labiau prie aplinkos. Arba tiesiog, Nes turi tiesiog jau medžiagą. arba tiesiog sukurdavau kūrinį ir paskui į konkursą. Tai that's my point. Nu, sorry. bet eit, vis tiek eit ir koncertuoti ir bandyti ir daryti. Kokį dar patarimą galėtume duoti visiems tokiam, kur va dabar sukūriau grupę, nuo ko jam pradėti, kokį tokį patarimą iš patirties galėtume duoti jam? Nu, Sakyk, Ne, Gerai, sakyk, pasakysiu, sakyk. bandyti reikia. Nebijoti, tiesiog eiti. Jo. Man to, nes daug grupių man atrodo bijo, Bet tai kur? nesupras. O kur tu bandyti jam siūlai? Ne, tai va tos pačius konkursus. Taip, nu ta prasme, Taip. Tai labai... Kaip tau konkursai? puikiai, labai gerai sekasi. Čia yra labai geras, kad jie stimuliuoja, nu, sukurti kažką ir išsibandyti tą pačią savo kūrybą, kurią tu esi sukūręs. Ir išsibandyti, pažiūrėti ir kaip publika reaguos, ir kaip ant kitos scenos, su kitu įgarsinimu, kas skamba, kas neskamba. Tai duoda labai daug atsakymų iš karto, ką reikia daryti savo pačiam, net nereikia, kad kažkas sakytų. Pats girdi, kad, nu va šita dalis man atrodo, kad bus gerai, pavyzdžiui, o iš tikrųjų čia skamba viskas ne taip gerai, kaip man atrodė. Reiškia, darai išvadas ir eini toliau. Bet aš tai sakyčiau vieną dalyką, tai visada stengtis ieškoti to, kad visų pirma savo pačiam būtų žiauriai gerai. Ir nekurti muzikos tipo, čia labai patiks, čia va dabar pataikysiu į trendą ir dabar čia žiauriai gerai bus, čia žmonėm bus wow. Man gal taip, nežinau, bet žmonėm bus wow. Mano toks požiūris yra, kad, aišku, darykit kaip norit, bet daryti visų pirma, kad savo pačiam būtų, kad padariau, kaip gerai skamba, kaip fainai. Ir ne tai, kad čia aš padariau ir čia gerai skamba, o tiesiog gerai skamba, wow. Taip, aš bent jau kažkaip stengiuosi tuo vadovautis. Visur.
Čia aš tai nežinau, ar visiškai naujai šviežiai susikūrus grupė galės pagodą apie tokius dalykus, nes čia nėra pirmas dalykas, apie ką tu galvoji kaip nauja grupė. Tiesiog darykit, kai tik susibursit, darykit kuo daugiau gabalų. Nes, ta prasme, kuo daugiau muzikos tu kursi, tuo daugiau tu išmoksi. Tu pradėsi atrasti dalykus, kurie, ta prasme, mes kaip muzikantai, mes mokėmės ten 10 metų, tarkim, konservatorijoje, net vis tiek dar turi 4 metus papildomų mokymosi muzikos. Ir tu, ko tu nepritaikai praktikoje, tu neišmoksti. Tai realiai, toj 12 klasėje, kai mes susibūrėm visi Kelpšoj, jau mes tik tada pradėjom grinai mokytis kompozicijos, tarkim. Kodėl svarbu yra dinamika kūrinį, tarkim. Kodėl ten svarbu, kad būtų kelios dalys kūrinys, kūrinė, o ne viena. Arba kodėl nesvarbu, kad būtų kelios dalys. Nu ir tokius dalykus gali suprasti ir įsigilinti tik tai pats kurdamas. Tai kuo daugiau tu kursi, netgi tas, kodėl, kai jis sako, nesekit madų. Nu, kaip tu jaunas muzikantas, to pas nežinai, kodėl to negalima daryti, žinai. Tai irgi, tiesiog kurkit kuo daugiau muzikos. Ne, tai aišku, galima, jeigu tave tai veža. Nu, tipo, jeigu tave iš tikrųjų ta muzika veža, bet jeigu tu tai darai tik dėl to, kad čia dabar, pavyzdžiui, ten vienu metu repas buvo, ne, muzikos žanras labai on the spot ten visur ir ten repo daug kas kūrė, tie bitai, viskas fainai. Bet jeigu, pavyzdžiui, tau tai nėra, kad čia labai gerai ir labai fainai, o tavo širdie ten, pavyzdžiui, hard rockas sėdi, visiškai tu ten klausaisi tik hard rocko, bet čia visi trepą kūrė, tai aš tai irgi tada darykim trepą. Bet taip, su pirmu kūriniu taip nebus, tu pirmą kūrinį vis laik įsimylėsi, nes čia tavo pirmas kūrinys, žinai, tai čia tu negalėsi tokių sprendimų daryti su pirmais kūriniais. Šiaip eksperimentuoti reikia. Jo, tai tiesiog kurkit kiek įmanoma. Ten gali būti šūdo krūvo, tokių malai, vis tiek tiesiog pabandykit. Kuo daugiau ir neužsisėdėt. Ir dar šitas, neužsiciklinti ties vienu. Nu tai kokį vieną kūrinį į savaitę. Taip. Čia geras, jo. Iššūkis. Jo, savo tokį iššūkį. Šiaip čia žiauriai geras iššūkis. Kaip grupiai, pavyzdžiui, davai padarom vieną kūrinį į savaitę. Ir čia irgi labai gerai ir dėl produktyvumo, ir dėl to, kad tai tau neleis užsisėdėti ties vienu kūriniu labai ilgą laiką. Nes labai dažnai būna, ir mums buvo, pavyzdžiui, su pirmu albumu, kurį mes leidom, buvo labai daug tokio, čia gal reikia tai padaryti, gal reikia čia šitą pakeisti, gal šitą reikia pakeisti, man dabar šitą skamba, dabar gerai skamba. Labai, kai tu savo neduodi kažkokio limito, tu gali labai daug užsisėdėti ir tada kažkokiu metu netgi atsisėsti ir, skamba lievai, net neleisiu. Bet reikia neskubėti, supranti? Ne, tai aš neskau, kad reikia skubėti, bet... Čia yra trapi riba. Kažkokiu metu reikia paleisti tą kūrinį, ar savo kūrybą kažkokį etapą. Kažkokiu metu jį reikia padarei ir paleisti ir tada eini toliau prie kito sėdi. Nes jeigu tu prie vieno užsėdėsi labai, tu vienu metu sustosi judėti priekį ir iš to nesigaus nieko gero. Tai Simo šiaip labai geras patarimas, toks tipo challenge'as. Sukurti po vieną kūrinį į savaitę ir mėnesis turi 4 naujus kūrinius ir tada, pavyzdžiui, vėl prisėdi prie to pirmo. Kitą mėnesį pagroji, jau kitaip girdi. Tu jau jį girdi iš to, kad sukūrei dar 3 kūrinius. Bet tai neatsikartoja. Nekeis kaip kūrinių, ta prasme. Aš tai siūlyčiau negrįžti prie senų kūrinių, vien tik dėl to, kad jie išsaugos kažkokį sentimentalumą vis tiek. Tas tipo, gal prie įrašų, ta prasme, neperrašinėt senų kūrinių, nes šiaip, tas yra etapas visai gražus, kai vėliau pažiūri. 6 metai, kiek mes laiką grojom kartu ir dabar klausom pirmų kūrinių. Vis dar grojom, turėjom koncertą, kur mūsų Klaipėdoje buvo koncertas. Ir ten grojo pirmą kūrinį ir vis tiek veža, žinai. Mes jo nerepetuojam vapšė, bet tiesiog Ne, bet šiaip mes gal geriau grojam, tai gal mes mėgojamės tiesiog. Taip. Bet ten po tų visos naujos kūrybos, tai paklausyt tą pirmą kūrinį, tai visiškai kitas stilius. Visiškai kiti dalykai, bet taip, ir ten groja. Tai tiesiog toks yra. Nostalgija. Jis neatsibosta gal taip, nes jis jau būna, tie pirmieji patys kūriniai jau būna biškai atitolę nuo tos vėlesnės kūrybos. Nežinau. Kaip galėtų startuoliai tie visi atlikėjai save populiarinti? Kokį patarimą duotumėt jiems, kad kuo daugiau žmonių juos atrastų? Tai grokit 6 metus ir paskui nueikite Euroviziją. Gerai, tai čia mūsų formulė. Mūsų formulė va tokia buvo. Mes nemokam, čia neturėjom tokio dalyko. Bet šiaip Simas čia gerą atspirtį gerai minčiai davė. Nėra vienos formulės kažkokios. Ta prasme taip, kad didint populiarinimą ir dar kažką. Visada tai yra kombinacija daug skirtingų dalykų
Bet mes prieš tai šiek tiek kalbėjom, man atrodo, kad labai geras yra pasinaudoti tuo, kad Lietuvoje yra organizuojami jaunųjų grupių konkursai ir labai geri konkursai. Ta prasme, kad ten ateina labai daug fainos chebros su entuziazmu grot ir rodyti savo kūrybą. Tai yra Tamstos garažas, tai yra Novusas lofto organizuojamas. Buvo kažkada, nežinau. Hoga dar ten kažkas vykdavo. Dabar Hoga, mačiau, vyksta. Kaune irgi labai fainai. Mes mūsų laiku dar dalyvavom Elektrėnuose, muzika garsiau buvo toks konkursas, nežinau, ar dabar yra ar ne. Bet tai, kad jie vyksta ir juos organizuoja, čia yra žiauriai gerai, nes tu ne tik, kad pasirodai, apie ką kalbėjom, ir išsibandai savo kūrinius, bet tu ir pamatai savo bendraamžius, kaip jie, arba bendraamžius net nebūtinai šitą muzikinę, amžiaus prasme, bet muzikinę prasme. Tai reiškia žmonės, kurie yra maždaug panašiam muzikiniam lygiai ir muzikinės karjeros kažkokios lygiai. Pažiūri, ką jie daro, pažiūri, pavyzdžiui, Facebook'e, kaip jie komunikuoja dar kažką. Tiesiog savo bet čia idėjinė vertė. Šiaip ten duoda daug ir materialios vertės, nes tarkim... Jo, jeigu laimi ten kažkokios... Bet nebūtinai, kad ir laimi. Tu, tarkim, Tamstoj bent jau garaže, tu iškart gauni įrašą video pačio atlikimo kūrinius. Tu jau iškart turėjau kažką, ką gali parodyti kitiem. Arba šiaip panalizuoti savo. Ir tarkim, nes tu neįsirašysi pro kažkur kaip tik tai pradedantis atlikėjas. Nebent tu ten studijuoji akademijoje ir ten tu pažįsti kažką, kas garso režisūros studijuoja, žinai. Bet esmė, kad greičiausiai tu to neturėsi. Arba turi daug pinigų. Taip, ir gali garso įrašus įrašyti. Tai bent jau į garažą, tai čia bet kokiu atveju, nesvarbu, ar tu laimi kažką, ar tu nelaimi, tu tą jau gauni iš karto. Kaip pusfinalio įrašas, visi turi tos pusfinalio įrašus. Ir su tuo tai jau gali prašytis į koncertus, tu gali, tarkim, irgi ten ras kažkokių studentų, kurie gal įrašinėja nemokamai kažką. Ir tu vien tik jau nuo to pradedi. Tai negalima atmesti to dalyko. Idėjos yra labai svarbu, bet svarbu turėti kažką, kad tu galėtum parodyti kitiems tiesiog. Kad tu, nes tas tai jau tave įteisina, kaip mes jau ne tik grupė, kuri ten susitinka kartais vakare po darbo ar ten po mokyklos, bet mes jau ir turim kažką, ką mes jau internete. Kaip mes atrodom. Jo, bent jau tas yra labai labai svarbu. O kalbant apie koncertus, pačioje pradžioje sunku buvo daryti savo koncertus ir rengti juos. Tai tu nedarai, tu kaip jaunas bendas nedarai savo koncertų. Bet prašytas, kad pavyzdžiui, vasaros terasoje koncertuoti, kad savo koncertas būtų. Kaip visą tai vykdavo? Čia siūlo tau, ta prasme. Mums labai pasisekė, kad mums tą pasiūlė. Mūsų atveju mums siūlo. Ir tų koncertų nebūna daug pradžioj. Tai mums nebuvo. Kitiem gal kažkam jų būna daugiau. Kaip tas viskas vyksta, tai šiaip gali vykti ir labai paprastai. Tai, jeigu rimtai, tai yra galima, pavyzdžiui, į tą pačią vasaros terasą, ar ten Tamstą, ar tos vietos, kur rengia koncertus, galima nueiti, pasižiūrėti, kaip vyksta šiaip ten koncertai. Pamatyti, nueiti pas kažką pasiklausti, o kas čia pas jūs menedžina, kas čia daro, kas dar kažką. Ta prasme, kaip vyksta dalykai. Tada tu vis tiek randi per žmonės, kas yra, pavyzdžiui, atsakingas už kažkokią vietą. Ten kaip jauna grupė, sakai, sveiki, mes čia tokia ir tokia grupė, turim tokį įrašą, nusiunčiam, žiūrėk. Ir, tau nebūtinai atsakys iš ką ir atrašys. Tai čia gal ir atskleidė, kodėl mums taip siūlė, arba šiaip, nes mes visi muzikantai, mes trinėmės to viso nišo. Jeigu tu nestudijuoji muzikos, tau gali būti dar sunkiau tai padaryti, dėl to reikia pačiam vaikščioti koncertus, ten varyti susipažinti su visais muzikantais, tiesiog, kad žinotų chebra, kad tu egzistuoji, nes tų muzikantų yra daug ir, tarkim, tikrai mes jų daug nepažįstam, mes nueinam kartais vis tiek į garažą ar ten kitus konkursus. Ir ten, kas čia per žmogus. Ir tu sužinai apie jį bent jau iš ten ir tada gal ir pasikalbė, arba jis prieina pasikalbėti. Tai tiesiog, reikia vertinti tą, kad didžioji dalis tų kontaktų ateis vis tiek tavo dėl, ne iš oro, bet tik tai grinai dėl to, kad tu pats nuėjai ir pakalbėjai su kažkuo. Tai tas yra... Pradžio reikia prašyti, ta prasme reikia pradžio. Dar vienas dalykas, dėl ko reikia paskui jau siūlys tau. Taip, kalbėtis ir kalbėtis ne tik apie tai, kad ar ten galima pagrot, bet kad ar tiesiog nusiųst ar parodyti ir sakyti, žiūrėk, kaip tau, ar fainai, nefainai, kaip tu galvoji. Pasidomėt. Jo, ar mes tempiam kažkokį lygį pasidaryti kažkokį koncertą, ar netempiam. Nes bus žymiai lengviau, tarkim, netgi jeigu organizuoti koncertą arba siūlytis kažkam kažkur pakoncertuoti, jeigu bus dar kelios grupės, su kuriom jūs kartu galėtumėte. Priedo jo, tas kolaboracijų. Daugiau šansų, kad... Jo, jau bus aišku, kad ateis nebe 10 žmonių, bet ant 3 grupės jau bus 30 žmonių. Taip, 30. Jo, ir čia yra, visai viskas... Geras startas. Geras startas, labai geras skaičius. Tu labiau,
jeigu dabar va, tu žiūri šitą video ir tu galvoji varyti į garažą, tai nuvaryk į garažą, pasirodyk pusfinalį ir pasikvies dar kelias grupės iš to pusfinalio ir darykit koncertus. Pavyzdžiui, jo, kur tau patiko ir norėtum. Nu. Tai, vat vienas kelias. Ta prasme, nu kaip sakiau, tų kelių N yra, bet vienas iš tų kelių yra toks. Faktas, kad tai yra ne tik, nu, tipo, Tai gal darbas, nepasiteisint. Tai gal vapšė nepasiteisint. gal nepasiteisint, bet Jo. ką noriu pasakyti, kad tai yra ir tam tikras gyvenimo būdas. O. Kurį tu, nu, Kurį mes nori, gyvenam. Nori, nenori, tu turi gyventi. Nu, jeigu kaip grupė tu nori kažką daryti, tu Jo. turi, nu, gyventi. Yra toks pianistas džiazo Thelonious Monk. Ir pas jį labai internete Nu, čia dėk. toks klišinis tarp džiazo Dėk, muzikantų dėk. tapęs, bet yra, tipo, man atrodo, 25 taisyklės, kaip ten, ką veikti, Ai, tu patakai. kaip džiazo muzikantų. Nu ir ten N, nuo to, ką grot, ko negrot, ir nemažai iš jų yra apie gyvenimą. Tai viena buvo, kad niekada neprašyk kažkur pagrot, o tiesiog būk prie scenos. Tai reiškia, būk va toj terpėj muzikantų tarp kažkur prie. Ir va tada atsiranda. Tada Iš to pačio sąrašo dar yra viena taisyklė, kur sako, niekada negrok apšviestojo patalpoje. Tai čia, žinai, imkit. Ne, nu čia kitas. Čia jau daugiau su džiazo muzika tiesiog susiję. Jo, aš tik galvoju, Bet, kad tiesiog nesveikas, protiškai. Bet Simas juokauja čia. Taip, Ne, ten buvo, čia buvo biškai šizofrenija. man atrodo. Bet man atrodo, tai labai svarbu yra būti tarp muzikantų. Arba tarp žmonių tiesiog, kurie labai myli muziką. O dar kalbant apie... Tu mes taip kažkur nuvarim apšė, tipo. Tai čia džiazo klepistas. Ne, bet šitą taisyklę, man atrodo, jinai Taip, labai gerai visur neveikia. Ne, geras, čia bus genijus buvo, tai tikrai. Jo. Kalbant šiek tiek apie socialinės platformas, ar manot, kad Instagramas, ar ten Facebookas, ar Spotify'us yra tinkamos vietos lietuvių atlikėjams save rodyti ir garsinti save? Tai bet kas 100%. Ta prasme, tu kitokios reklamos neturėsi. Kokią dar reklamą? TikTok. Socialinėse medijose. Jo, ta prasme, jo, ta prasme, aišku, varykit. Gali būt, kad nuvertina daug žmonių tą. Mes, tarkim, tikrai nuvertinam tą visą dalyką. Mes ten keliam nesąmonės Instagram'o. Kažkiek gal galima pasimesti tame visame sraute, nes, nu, Facebook... Jo, mes tiesiog žiauriai sėkmės daug neturėjom, mes negalėjom pasimesti. Ne, bet nu, tiesiog Yra, jo. informacijos yra labai daug ir Facebookas yra apie viską absoliučiai ir Instagramas irgi apie viską. Tam pačiam Spotify yra be lietuviškų grupių, nu, N atlikėjų ir taip toliau. Tai yra žaidimas, tai yra žaidimo aikštelė ir tiesiog tu žaidi tame visame. Jo, ten tiesiog labai lengvai giria žmonės ir labai lengvai stumia žmonės tose vietose. Tai tiesiog gal reikia taip atsainiau pažiūrėti. Jeigu norit komentarų apie savo ten muziką ar kažką, tai geriau klauskit gyvai, o ne per tokias platformas, man atrodo. Yra sveikesnis variantas. Nes gali labai pasiklysti. Bet kadangi dabar tokios platformos yra, tai vat per Išnaudoti jas ir reikia, daro. jo, išnaudoti jas tikrai. Nemanot vis tiek, kad labai lengva pasiklysti tarp visų kitų atlikėjų, dėl to, kad Instagramas, Facebookas tai nėra tik apie muziką, tai yra Taip. platforma, kur yra begalės kontento apie viską. Ir pavyzdžiui, keltis apie save, tai yra labai mažas šansas, kad kažkas tave pamatys. Bet yra šansas. Tai Mažas, tai taip. geriau. Čia gal tik yra momentas tokio dalyko. Tai yra, kam tu kuri muziką ir kodėl tu ją kuri. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny tai, kad, pavyzdžiui, yra labai nemažai gerų atlikėjų, kurie, pavyzdžiui, nedaro daug koncertų. Jie išsileidžia dainas, jie klipus daro, dar kažką. Bet yra tokių atvejų, kai be koncertų, tai yra be to gyvo atlikimo, tai tada kažkaip ir neprasieina, neprasiskverbia. Tai man atrodo, kad reikia tą suprasti, kad tai yra platformos ir jas naudoti ne tam, kad tu juose išpopuliarėtum. Ne? Tai, kad tai tau padėtų, nu, jeigu tavo yra šitas tikslas koncertuoti ir, nu, atlikinėti tą muziką gyvai, jeigu tavo tikslas yra tiesiog daryti klipus ir muziką, tai tada jo, viskas okei, viskas... Jeigu tu ten kažkoks berniukas, kuris gražiai dainuoja Instagram'e ir ten turi 10 000 followerių Instagram'e, tiesiog nereiškia, kad tu padaręs koncertą, ten turėsi 1000 bilietų. Taip, čia yra tiesiog kita aikštelė. Kartais neatsispindi tas realybė.
Tai Tai dėl to prieš sakau. kamerą dainuoja, o gyvai ateis ir ten... Nu, tu žinai, jo, Aš žinau, aš tiktokas. Noriu pakalbėti apie savo TikTok karjerą. Turiu 2 dainas. Vat mūsų būgnininkas ne tik groja būgnais, bet ir dainuoja. Kuriu dainas. Ir groja pianinu. Noriu pasireklamuoti. Nusipirkau vakar trimitą dar. Tai čia taip va. Visais galais Nu, mano. Jisai šiaip groja saksofoną. Tai... Ne. Ai, negroja saksofoną. Grojo muzikalkiai kažkaip, saksofoną. Mokinaisi. Ne, mes vėl nuklysim toj. Gerai. Tai nes Kazimieras groja vargonais. Bažnyčia. Ir dambreliu. Nežinot, kas čia toks daiktas? Čia yra toks šūdas. Tai mes daug muzikuojam. Vienu žodžiu, daug muzikos. Bandėm kitas karjeras, žinai, taip. Prieš, nu, vis tiek muzika, bet kiti instrumentai. Tai šiaip dabar pagalvojau, vat, yra mes ko gal mes nesupratom iki Eurovizijos, tai kad vien tik tai, kad tu scenoj groji ir tam pasirodai scenoj per koncertus, nebūtinai išpopuliarins tave tai, kiek tu gali ten išreklamuoti save prieš tos visus koncertus. Tas indėlis žymiai labiau atsiperka, negu kad tu koncertuoji. Tai tu ten gali pagroti 100 koncertų per metus, žinai. Ir nes taip džiazo muzikantai daro, žinai. Ir jie neišreklamuoja savęs, vis tiek nedaug ką žino apie juos. Ir vis tiek maža niša, tarkim, Lietuvą paėmė, žinai. O jeigu tu ten kažkokia jau pop-biški žvaigždė, kuri nusiperka reklamą Facebook'e už 300 eurų, tu ten parduosi 200 bilietų, žinai. Jo, bet... Tu vis tiek, man atrodo, tas negalima nuvertinti to darbo, vat visos. Reklamos darbo, vadybos darbo, kad... Tai turi būti kombo. Tai turi būti kombo ir tarp koncertų ir atlikimų, ir tarp reklamos, kažkas geros ir to rodymas. Ta prasme, negalima, ne tai, kad negalima, bet... Negalima kažkurio nuvertinti. Jo, negalima... Abu yra lygiai svarbus. Tiesiog ten, pavyzdžiui, gerus koncertus groti ir absoliučiai nieko nedaryti ten socmedijoje ir viską sakyt, kad aš nieko nesinaudosiu, tik koncertus grosiu ir man čia gerai. Nu, aišku, galima, bet žymiai geresnis ir poveikis ir jeigu yra tikslas, pavyzdžiui, kad grupė būtų populiari tiek, kad iš to būtų galima gyventi ir kad tai fuelintų bandą ir dar daugiau laiko skirti kūrybą ir taip toliau, tai tuo reikia užsiimti. Reklama būtina. Absoliučiai to ignoruoti, man atrodo, kad negalima, nes tai toks yra šiandieninis pasaulis. Ne tai, kad tu to nepakeisi. Galima ignoruoti, bet tiesiog kvaila. Jo, tai yra kvaila. Aš apie tai, kad negalima, nes tai yra kvaila, nes tu tada lyg, nematau aplinkos. Lyg čia lempa yra ir čia nėra lempas, man čia viskas gerai nešviečia į akis, ar čia, pavyzdžiui, yra stalas ir nėra čia stalo, aš nematau jokio stalo, viskas čia gerai. Nu, tu atrodai tada biški kvailai ir ką tu bandai įrodyti. Argumentas yra, kada paskutinį kartą ėjote į koncertą, tiesiog praeidami pro barą ir ten parašyta, kad ten groja tas ir tas. Ir blemą užeisiu paklausyti. Nu, nebuvo tojo koncertas. Nu, buvo gal, bet tai nėra dažnas. Vieną kartą gyvenime. Dažniau tikriausiai žmonės numato reklamas ir tada per. Tu matai, o mano draugai čia paspaudė dominą. Paskaitysiu labiau apie tai, žinai. Tai reiškia, kad vis tiek reklamos reikia, žinai. O tai yra svarbu, taip. Ne bet tie laikai gal. Tai yra svarbu. Žinai, kai žmonės vaikšto ten gatvė ir ieško, kur koncertas čia vyksta. Koncertas. Koncerto. Taip. Va tak, va. Bet gerai padalinomės biškai tokių patarimų, kurių mes patys nesilaikom, bet... Čia daugiau ne tai, kad patarimų, kaip čia iš to... Iš patirties gal tiesiog labai eina daug. Iš tų 7 metų kaip grupė ir kaip muzikantai, kiek teko pastebėti, kas veikia, kas neveikia. Biškai atrodo, mes kaip grupė, mes darėm visas klaidas įmanomas pačioj pradžioj, tipo, ten sudalyvavom garažą, paskui kokius 3 mėnesius nekoncertavom, tipo, arba laimėjom garažą per karantiną, tarkim, kur atrodo, kur didžiausia banga turėtų būti, bet tipo, niekas niekur nevyksta. Bet čia Simas labai gražiai pasakė ir man atrodo, esminis žodis jo pasakėme yra mes darėm. Ir tai yra žoskai svarbu. Daryt, tiesiog daryt ir daryt tas visas įmanomas klaidas ir eit ir... Ir nesivaikykit vadybų. Nesivaikykit vadybų. Mes, pavyzdžiui, irgi pradžioje labai norėjom, čia mus čia turi kažkas vadybinti. Mes čia turim kelis kūrinius, čia turi mus vadybinti ir mus čia turi išnešti šiame. Mokykitės patys. Jo, reikia nemažai ir pačiam pradžioj suprasti ir pamatyti ir vėlgi ir padaryti tų klaidų, ir padaryti tas visas klaidas. Išmokti. Va, hebra. Tai va, tai darykit ir būkit ir viskas bus. Arba nedarykit ir viskas nebus. Viskas labai paprastai. Arba viskas labai sudėtinga. Tas arba tas.